Labas, keliaujame kartu į vaikų futbolo stovyklą. Let's go! Pusę mašiną sukrauta. Dabar važiuojam iki kitų trenerių, pasikrausim galutinai iki pat viršaus. Pasikrovėm pilnai, net va, mašiniuko vieną dar įsidėjom. Nes vienam iš trenerių buvo praeitą savaitę atlikta operacija menisko ir raiščių. Labai geras variantas turėti tokį aparatą kaip karavelė. Susitiksim rytoj ryte. Labas rytas. Labai baisu, kai stabdai kažkas virsta, atrodo visą laiką. Na, bet gal nieko. Vaikai susėdo į autobusą. Ir išjudam. Autobusas pilnas, 48 vaikai. Linksma savaitė nusimato. Saugiai atvykome Visaginą. Ar patiko su manimi važiuoti, ar gerai vairavau? Šaunuoliai, geros stovyklos viso. Išgyvenimo stovykla dar tik prasideda. Jūsų namas ne šitas, berniukai, anas. Visi kartu nusineštume visus daiktus, kol kas va čionai ant saulytės. Paeiti pasižiūrėti. Vyksta raktų dalinimas. Suskirstysim, kad kiekvienam aukšte būtų po trenerį, kad būtų daug paprasčiau visus sužiūrėti. Taip labai daug aplink apleistų pastatų, bet supa pušynai aplinkui, pušis, eglės, spygliuočių miškas aplinkai, tai labai tokia oazė gaunasi. Vienas pliusas, kad nedaug žmonių aplink. Tokie tvarkingi kambariukai. Vienur po 2, kitur po 3, tai 15:01, tai pusvalanduką įsikūrinėjom ir einam, išsidalinsim aprangėlės. Kas iš šitą? Mikrofoną. Imk, jeigu nori pakalbėti. O. Tu gali Ką papasakoti. gali pasakyti? Labas. Raktas visą laiką bus duryse išorėj, gerai? Sutariam taip. Išeinam, užsirakinam, raktą paliekam apačioj. Šaldytuvas yra virtuvė, gerai? Parodysiu kur. To įjungiam šaldytuvą. Ne, čionais. Turėtų, žinok, pradėti šaldyti. Gal maksimum atsukti. Reikia jo šitus išsukti reikės. Jeigu treneris naktį knarks, daug žinot gerai, bausmę sugalvosim. Žiūrė, kontrabandiniai Visa kontrabandos. Čia buvo duota duoklė geresnį kambarį. Bus rasta gal kažkokio čipsiukų. Tai sakai, iš visų surenkam? Jo, būtinai savo aukštą, Ja. Ne, langų negali, nes signalizacija suveiks. Taip. Kas yra 14 valanda? Antra. Mokomės skaityti. Mokomės skaityti. Skaityti su mažiausias visais. Planą. Treniruotė su aptarimu. Nerandu savo tarpą. Jau sapnuojat, kaip mušat per save, va? Taurę, ir trofėjų sapnuojat. Čempionų lygos. Ir dar šeimos 3. Atėjau ir iškart bardaką padariau. Bet jau taip yra, kai reikia skubėti laiką įtilpti. Tai viską reikia daryti, o kambarį savo pasilikti vėliau. Jau kai įsimego, tada ir susitvarkysi. Nes čia nėra prioritetas. Turim planus treniruočių savaitės. Šitą reikia paduoti Mindai. Lukas ir sesės.
Aldas Plušiauskas. Sveikinimai. Toliau, Jonas Jankus. Ten yra pajungta signalizacija ir jų darinėti negalima. Po to mes galime labai turėti didelių problemų. Siūlau įvesti taisyklę, kad už languotį darinėjimą teisi raudoną kortelę. Šalį, taip. Teisi raudoną kortelę. Ar visi sutinka? Kambariuose tvarka, eisim, tikrinsim kambarius ir išrinksim tvarkingiausią kambarį per visą stovyklą. Padovanosim įvairiausių priziukų, gal net vaikutės kažkokias. Aš turiu. Aš Visos stovyklos metu vaikai negali naudotis liftu. Liftu naudojasi tik treneriai. Sportas sveikata, o liftų pasikelus kai užaugs. Bet jo, gyvenam 6., 7., 8. aukšte, tai tikrai bus ką veikti. Užlipinėti. Lavijava! Pirmus išbandymus. Einam pietauti. Treneris už pusę kainos. Bet jeigu net jie panaikintos apleistus pastatus, tai čia 500 būtų, ne? Bet tie, kur be langų ar... Ir tu aikštę pamatysi, tu matys, ne, aikštę. Bliamba kokioj vietoj, man viena turbūt smagiausių šiaip aikščių. Nu, tipo, labai jauki. Įsivaizduok toks pušynas ir matai ežerą per kampą. Nu, einam pasižiūrėti. Kaip atrodo valgykla mūsų naujoji. Opa. Pavalgiam visai neblogai, bet reiks tikrai komunikuoti su virtuvė, nes yra, kas vaikam nepatinka. Tai tikėkimės viską išklausys mūsų pastabus ir bendradarbiausim su virtuvėle, kad vaikai visi būtų pavalgę ir patenkinti. Pekarska kėdukai, taip pas Deividą kėdukai. Tik tai su kėdais, su tapkėm jokių ėjimų į treniruotę. Iki valgyklos bus galima, nes maža distancija. Iki treniruotės truputį reikės paeiti. Bucai į kuprinėlę. Bucai į kuprinėlę. Ir vanduo. Čia turi būti laisva. O, pala, pamastyk. Tai negalima užvažiuoti. Davai. Let's go. Davai, aš tai geriausiai. Oje! Pala priekis. Nugarą pasitinka, aiškiai. Kiek spėjau, per 15 minučių apsitvarkiau. Aišku, lagaminą dar neliečiau. Dar patalynės neapsivilkau, bet plius minus apsimėčiau tos daiktus. Kad būtų patogu. Vaizdas per langą toks. Aprangos. Tvarkingai visi treneriai tokie patys, visi vaikai irgi papuošti. Let's go! Tapti geresniais vyrais, tapti atsakingais, klausyti, ką treneris sako visada, nes mes norime, kad jūs tik būtumėt geri vyrai, geri žaidėjai, geri sportininkai. Užsivilkot šitos marškinėlius, šitas maikutės, tai reiškia, mes turim labai daug išmokti. Ne tik aikšteliai, bet ir už jos ribų, taip? Taip. Ūkvedys atėjo ištraukę rankenas bangų virtuviai, nes ten galima tiesiog išeiti prie balkoną ir nusileisti laiptais žemyn. Tai labai pavojinga, tai pirmas dalykas, kurį padarėm, tai ištraukiam rankenas, o jeigu kambariuose atidaro langą, tai įsijungia signalizacija. Tai dabar treniruotės aptarimas. Mes po susirinkam iš šito stovyklą. Tobulėt, taip? Tobulėt visai, ne tik aikšteliai, bet ir už jos ribų reiškia. Mokėt susitvarkyti kambarį, gražiai pavalgyti, gerai pamiegoti, ne? Bus pamokėlių po to. Šiandien mes darysim pirmą lietimą ir perėmą. Mes turėsim 4 grupės, kurie vaikai sportuos su skirtingais treneriais. Buvo treniruotės aptarimas, šiek tiek apšvietėm, kokią stovyklą nusimato, kokios treniruotės laukia.
Ir kiekvienos dienos treniruotę, aišku, visą laiką apžvelgsim, tai šiandienos stabdymas ir perdavimas. Pasiskirstam kiekvienas treneris pagal amžiaus grupę, tai visą savaitę dirbsim su savo amžiaus grupė, kurią esam pasirinkę. Štai čia, jeigu matosi, jie išeina iš miškelio. Kodėl aš važiuoju? Nes tempiu visą inventorių. Šiaip labai nedidelis tas Visaginas, bent jau mes, kur būnam, tai tuos pačius keliukus trinsim visą laiką. Čia antras stadionas. Labai jaukus iš tikrųjų. Ir ten matosi ežeras. Vienas jaukiausių iš tikrųjų stadionas, kuriam mes buvę. O čia pagrindinė aikštė. Buvau iš viso kitą pusę nuvažiavęs Sagino. Kažkaip susimaišė truputį galvai. Žiūrint toliai, rodo 3 km. Ne, tai metai su tokiu jau, žinai. Nežinau, kažkokių yra techninių problemų. Klausyk. Priekiniam rate toksai din, kažkas kažką. Pas mechanikus vešim jau. Žiūrėk, posakis, įsijungtas. Gerai. Nepalik ant laisvo ten. Kažkoks garsas yra. Kaip nuotaikos? Gerai. Šią savaitę bendrausim. Iš pradžių visų vardų nežinosiu, bet savaitės eigoje išmoksiu, gerai? Ieškom laisvo draugo ir perdodam kamuolį. Gerai. Ką blogai atliekam, ar žinot? Ką blogai atliekam? Nesikalbam, teisingai. Ko vardu? Benas. Benas labai teisingai pasakė. Nesikalbam. Čia, laisvas. Op, atsisuk. Op, šnekam garsiai, važiuojam. Taip, super. Kas žino, kokia šiandien tema treniruotis? Pirmas lėtimas ir kas? Ir perdavimas, taip? Negaliu sustabdyti ant vietos, ar ne? Duok dar kartą. Turiu išsivest ir ieško draugo. Jo? Op, toliau. Važiuojam. Iš išorės atšoksi, gerai? Va čia, op. 1 ir 2. Super. 1, 2. 1, 2. Man netinka, kaip jūs į treniruotę žiūrit visiškai. Kodėl tu juokiesi visą treniruotę? Kas juokinga? Pasidalink gal to juokelį su komandos draugais. Pasijuoksim visi. Aš nenoriu būti piktas, nenoriu būti griežtas. Aš noriu būti draugiškas ir suteikti jums galimybės tobulėti. Aš dabar jums negaliu suteikti galimybės tobulėti, nes jūs manęs neklausot. Aš čia tam, kad perduot savo žinias. Tai klausykit manęs, nedarykit bele kaip ir noriu atsinešimų. Nesijuokt, va kaip kolego jūs. O rimtai žiūrėti treniruotę ir kiekvieną pratimą, kurį duoda. Kodėl tenais kamuolys visą laiką nuriedėjęs? Nes kažkuris iš jūsų neatsinešat rimtumo. Tai įsivaizduokit kokią grandinę. Aš darysiu bele kaip, draugas netobulės, jo? Sutinkat? Bandom iš naujo, gerai? Taip, daug geriau. Va, ko noriu, va, super. Kokia treniruotės tema? 3 pritupimai iš karto, nes darai nesąmonės. 1, 2, 3. Jokių ant rankų stovėjimų treniruotės metu. Mes žaidžiam futbolą su rankom. Tai kodėl ant rankų stovi? 5 pritupimai. Pirma treniruotė baigta, varom pavalgysim ir pasidarysim susirinkimą, susipažinimo vakarui. Labai svarbu, nes treniruotės metu labai jautės dar toks įtampėlė, ką tik namie buvau, ką tik su tėvais buvau, dabar daug nepažįstamų, sunku priprast, bet įsivažiuosim ir vidury savaitės bus jau iš vis labai lengva ir mum dirbti, ir jam bus tikrai smagu. Tai gerai. Tavęs klausinėsiu, ar skanu? Taip. Labai? Kiek iš 10? 10 baliai? 10. 10? Gerai, super. Prašau. Ačiū. Nepamirškite, kad gerai. Patinka stovykla? Taip. Kiek vertintum 10 baliai?
10. 10? O tai ką galėtume patobulinti? Nieko negalėtume patobulinti. Viskas Ne, gerai? puiku. Tobulai. Viskas gerai? Jo, bet jeigu nebūtume ten, reikėtų lipti į 8 aukštą, tai Savom kojom, būtų ne? geriau. Jo. Reiktų liftų pristatyti. Kiek liftų reiktų, kad visi galėtų laisvai kelnoti? Nežinau. Dabar su vienu sudėtinga, turbūt lauktume ilgai, ne? Kad pakiltų. Jo. Nu, Aleksai, kaip gyveni? Gerai. Gerai patenka viskas? Kaip maistas? Gerai. Gerai maistas? Iš 10 kiek duotų maistą? Duočiau 7. 7, ne? Gali, yra kur tobulėti. Supratau. Kaip Majus laikosi? Gerai. Ką norėtum perduoti žiūrovom? Linkėjimą kažkokį, va ten į kamerą žiūrėk. Kad žaistų futbolą. Kad žaistų visi futbolą. O ką Aš irgi. tėveliam norėtum pasakyti? Kad myliu. Kad myli? Nu, pasakok. Man šitoj stovyklai labai puiku, patinka viskas. Valgys 8 arba 7, normaliai kartais nenormaliai. 7. Dienos Gerai. praeina. Visi, kurie žiūri, eikit į Real Madridą žaisti. Real Madridą. Kas už Barceloną? Aš. Į Barceloną. O, tai va. Oi, kaip? Nepasiilgai nei mamytės, nei tėvelio? Malacu, o čia tai vyras. Tai ateina tas laikas, tas vakaras, kada pasiilgsta mamos tėčio, bet aš jums noriu pasakyti savo patirties. Greit praeis tie keletą metų, tik jūs norėsit bėgoti stovyklose, bėgoti, varyti su draugais, kažkur keliauti, žaisti futbolo užsienį, o mama ir tėtis jūsų pasilgsim skambinės ir sakys, kada tu grįši, kada tu nakvosi vėl namie. Pasilgimas bus tikrai, bet čia esam mes, treneriai, jūsų draugai, yra Irida, jūsų draugė. Laukia labai smagus vakaras, labai įdomus žaidimai, susipažinimo vakaras ir aš tikiuosi, kad visiems bus linksma. Bet svarbiausia, be panikos, okei? Be panikos. Arba ne, arba yra įvartis, arba nėra įvartis. Labai didelis aidas. Labai daug garso. Tokio erdvėje 50 vaikų spiegia. Kiekvieną dieną bus uždėtas naujas lapas, ar ne? Naujas tvarkaraštis. Ir esu uždengęs kai ką. Kažkas perskaitė, ar ne? Tu pirmas pakėlė ranką. Jaunuolis. Paplojam dar kartą. Linksmas vakaras buvo nutrauktas, nes buvo nesusikalbama. Buvo nesąmonė. Na, bet tai gerai, bus pamaka, ateis kitą dieną, jau žinos, kad negalima klykaut. Taip. Čia mes mokomės. Pamokos. Čia yra pamokos. Atėjom čia išmokti kažką. Ne tik aikštelė, bet ir už jos ribų. Taip, taip. O kas, jums skauda kažką tau? Ne. Tai aišku, tu geras vyras. Tiesiog mamos balsai išgirsti, tai pasilgsti mamos labai, o šiaip tai giliai. Viskas puiku. Opa. Bet čia liepno. Klausom. Treneris skambina čia. Atsiliepia. Primink vardą savo. Matas. Taip ir žinau. Taigi solo lyga čempionas. Kiek? 3? Negyvos dvasios atrodo. Simuliacijai gyvenam. Bet čia labai tvarkinga. Kiekvienam aukšte išsinešam būtus, kad nepridvoktų kambariai. O, kaip tvarkingai. Visi savo kambariuose. Opa. Labas. Kaip sekasi? Ir išpraški kambarį. Jo, išparškė. Pakvėpiant nariai čia, ar kaip? Nu, supratau.
Nepurškinėk, nes čia vaistas. Jūs gaunat 6. Tvarkotas. Nu, žinau. Kas čia per rankšluos išlapęs padėlis, tai... Kėdės pasidžiavo. Kas ten? Kas čia? Sportiniai rūbai. Nesumeskite krūvą, išskleiskit. Tai Jo. dar kartą sakau, taip, Edai, tau niekada taip neišžiūs jokie rūbai, jokios rankšluos. Žiūrėk, atsidarai spintelę. Čiukšt, pasikabinu. Taip, gerai? Nesumeskit krūvą, o išskleisk, kad jie garuotųsi. Kaip įvertint komisiją? 6. 6. 4, 5, 9. Bet čia matau, va, viskas prisiūlė. Va, pavyzdys. Kažkas panašiau. Va, šiukšlytės ir čia. Aš nenoriu matyti, kad patalinė jūsų voliojasi. Tai va šitą Jo, pusę jūs teisingai. turite pasikelt, gerai? Treneri Deividai, turim vieną bėdą. O, bet čia auksiniai, matai? Auksiniai. Auksinius reikia dėti visą laiką šalia pagalės. Jo, prie Kad galvos. taip, prie galvos, kad jie nedingtų. Kas didžiausias pažymys tau? Bet Mamos vardas koks? Perduok Simonai, kad tikrai gerai auklėta tvarkytis. Nu, kiek vertina? Čia? 8. Patį netvarkingiausią ateisim trenerių. Padėk ten prie visų. Adomas dar auga. Patį netvarkingiausią. Opa! Kaip pasikeitė. Gerai. Jūs man kažko nesakot. Gerai? Ei, tik tai susitarėm, kad šlapius rankšluosčius, ne? Aš jau žadėjau. išskleidžiam. Žiūrim, šlapi rankšluosčiukai, bam. Čia, gerai? Koks pažymys trenerė? Prieš tai buvo jie gavę lygiai 2 balus treneriai. 2 balai. 2 balus. Buvo labai, aš galvoju, kad kažko mes dar nepamatėm. O, papa. Kažką paslėpė. Mes kitur neturim dėtis. Jo, bet neturim. Reikia sakant, maišelį noriu. Greitas mačas, žiūrovai tenai į šoną. Stok. Paso mane. Gerai. 1, 2, 3, tau. Ar mokinys pralenks mokytoją? Kiek yra? Vienas. Pasidaro nerės, žiūrėk. Čia. Einam pakeisim planus antradienį, kaip visi matytų. Kita diena, štai kaip atrodo. Aš čia ne šiaip sau, noriu laimėti. Reiks dabar pakeisti gyvenamą aukštą, kad rytoj atsikėlę jau vaikai žinotų, kas laukia tą dieną. Pakeičiu lapus, nusiprausiu, susitvarkau kambarį ir reiks eiti ilsėtis. Šiek tiek pasikoregavau kambarį, kad nebūtų taip niūru vienam. Tai ir gavos visai gražus kambariukas. Gerai, susitiksim iš ryto.